Kaipgi veikia ciklas cikle? Kaip matote, čia į vieno ciklo vidų įdėtas kitas ciklas. Jeigu vienas ciklas į kintamasis, tai kitas ciklas į kintamasis būti negali, reikia pavyzdžiui J naudoti. Dabar, kai šitas ciklas į pasidaro lygus nuliui ir toliau ciklas kol kas nesikeičia, šitas ciklas prasideda nuo nulio, sustoja su paskutiniu skaičiumi 5 ir jis prasisuka pilnai. Kai šitas ciklas pasibaigia nuo čia iki čia, tada vėlgi sukas iš naujo ciklas į. Kągi šitie ciklai daro? Išspausdina skaičius į vieną eilutę, skaičių kiekvienu prasisukimu didina vienetu ir kai pabaigia pildyti vieną eilutę, tada išspausdina endline'ą ir pradeda kitą eilutę iš pradžių. Kaip tai atrodo, kai paleidžiame programą? Kaip matote, spausdina viską į vieną eilutę, baigėsi jo ciklas, dabar vėl antras jo ciklas pilnas, vėl trečias jo ciklas pilnas ir ketvirtas jo ciklas pilnas. Ir dar, man atrodo, penktas ciklas jo pilnas bus. Kaip matote, iš viso įvyko 30 skaičių spausdinimų, todėl kad 5 kartus buvo pakartotas pilnas jo ciklas po 6 spausdinimus. Į šitas komandas lib galite nekreipti dėmesio, aš jas tiesiog įsidėjau, kad padarytų pauzės tarp spausdinimų ir būtų aiškiau matyti, kaip tie skaičiai vienas po kito atsiranda.